mes jau eteryje. Labą dieną. Jeigu mes jau eteryje, tai labą dieną. Laukiam kokių nors mielų ženklų, kad esame ne vieni, nes šiandien mūsų pradžios visada būna įdomios. Šita pradžia irgi buvo įdomi, todėl, kad yra pasikeitusi transliacijų tvarka. Ir taip, kaip mes buvome įpratę transliuoti grupėje, transliuoti iš Zoom programos nebeįmanoma. Teko labai staigiai persiorientuoti. Ir štai mes dabar esame svetingoje Jolantos Brazienės sienoje, tokiu nesugriaunamu trejetu, tai yra Rita Laukytė Mansur, Jolanta Brazienė ir aš, Dalia Bielskytė, kaip visada jūsų klausimų kolektorius ir transliuotojas. Labas merginos. Labą dieną, Dalytė, labą dieną. Mes dar čia iš po to staigaus pasikeitimo dar mąstome, kaip čia viskas vyksta, truputį sulėtėjusios mintis, bet mes labai greitai atsistatysim į tėkmę. Aš jums duosiu laiko, paplepėsiu šiek tiek, nes yra tokių dalykų organizacinių, daug naujų žmonių. Ir labai trumpai įvesdinsiu tuos, kurie atėjo pirmą kartą, todėl kad buvo didelė pertrauka tarp transliacijų, nieko keisto, pasaulis labai greitai juda ir su didelė dalimi iš jūsų, kurie dabar mus žiūrit, mes vienaip ar kitaip dirbom, nes visos turim labai daug projektų ir todėl yra sudėtinga trims susirinkti vienoje erdvėje, kad pasikalbėtumėm, bet pagaliau tai įvyko, nesvarbu, kad su visokiais gudrumais, bet įvyko. Tai idėja yra tokia. Mes susirenkam tam, kad atsakytumėm į klausimus, kurie kaupėsi mūsų pašto dėžutėse, kurie kaupėsi jūsų galvose, kurios jūs mums atsiunčiat. Kadangi laida vyksta visiškai sraute, ji neturi kokios nors konkrečios temos, vadinasi kaip 2x2, todėl kad būtent taip mes sakome apie dalykus, kurie yra paprasti. Ir va šitoj laidoj mes norim pasakyti, kad protas mums bando sukurti problemas, o iš tikrųjų jų sprendimai labai dažnai yra paprasti kaip 2x2. Kaip vyksta klausimų perdavimas ir atsakymas į juos? Aš turiu sąrašą, kurio merginos nematė. Tame sąraše yra klausimai, kuriuos jūs atsiuntėt po to, kai mes paskelbėm apie pokalbį, ir klausimai, kurie nepateko į transliaciją dėl laiko stokos praeitoje transliacijoje. Todėl, jeigu jūs neišgirsite atsakymo į savo klausimą šiandien, jūs visada galite kreiptis į kažkurią iš mūsų arba laukti kitos transliacijos, kur jūsų klausimas vėl dalyvaus klausimų loterijoje. Loterija vyksta tokiu paprastu būdu. Merginos renkasi klausimą šiandien nuo 1 iki 15, taip kad vėl aiškiai liks neatsakytų, nes mes trise, kol pašnekam, laiko užtrunka ir viskas labai paprasta. Jūs atsiunčiat klausimą, jeigu jis tikrai svarbus, tai be jokios abejonės visata tiesiog jį išsirinks iš to 15 klausimų sąrašėlio ir jūs atsakymą gausit. O jeigu jūs neatsiuntėt klausimo, tai labai didelė tikimybė, kad jį uždavė kažkas kitas, nes tie atsakymai, jie visada yra ne vienam žmogui. Ir ačiū jums labai, kai jūs mums po laidos parašot, kad aš nieko neklausiau, o atsakymus gavau. Mes visada laukiame grįžtamojo ryšio. Tai viskas tiek intro, merginos. Aš dar norėčiau pasakyti, kad tos tiesioginių transliacijų metu mes ne tik atsakinėjame klausimus. Iš tikrųjų būna taip, kad ir prasidirba labai daug kas. Energetiškai įtakojame dėl to, kad tuo momentu, kada žmogus gauna atsakymą, jo suvokimo metu viduj keičiasi struktūras. Ir mes energetiškai tiesiog padedam šitam dalykui įsitvirtinti. Taip kad dar ir energetiniai stipriai gaunasi mūsų pokalbiai. Jo, gaudykit bangas.
Aš tą patį norėjau pridurti, tik Jolanta taip ir įgarsino mintis, galvoju, tiesiog reikia tai akcentuoti, tiesiog, nes sąmoningas, kai žmogus sąmoningai išgirsta, sąmoningai priima, visiškai absoliučiai yra kitaip priimama informacija, energija, visur yra labai svarbu tas tikslingumas ir sąmoningumas. Tai Taip. dabar tada rinkitės, kuri pirma renkatės klausimą. Aš tik noriu sakyti, kad aš nematau iš tikrųjų, kad aš pirmą kartą transliuoju savo tiesioginiai akaunte ir čia truputį yra viskas kitaip. Aš nematau klausimų, nematau komentarų. Tiesiog iš karto pasakau. Aš kol kas irgi nematau. Nieko tokio. Aš susitvarkysiu, jūs dabar rinkitės klausimą, pradėkite atsakinėti, o komentarus aš susirasiu. Svarbiausia, kad transliacija vyksta, o klausimus mes turim. Dalytė turi pakankamai klausimų, mums svarbiausia dabar tiesiog būti tėkmėje. Daugiau negu pakankamai. Gal tu, Dalytė, tiesiog, gal tu išrink pirmą klausimą, tiesiog kaip tau einasi. Man toks jausmas, kad iš viso reikia, pirmiausia, kas norėtųsi, tiesiog subalansuoti mūsų erdvę. Netgi nesvarbu, kiek mes turim klausimų, kad čia yra, tiesiog atrodytų paprastas pokalbis, bet kol galbūt tu rinksi klausimą, aš pabandysiu, mano su Jolanta, taip pat subalansuoti erdvę žmonių sąmonės, tiesiog būsenos, kad išgirsti klausimai, klausimų atsakymai, jie pasiektų kuo gilesnį žmogaus sąmonės lygmenį, kad tas vibracinis dažnis subalansuotų ir priimtų informaciją visiškai iš kito sąmonės lygmens ir požiūrio kampo. Subalansuokit, nes aš esu disbalansą. Kažkaip nieko. Taip. Man rinkti klausimą. Išrink dabar Dalytė klausimą, taip. Man numerį pasakykit, nes bus nesąžininga, aš juos visus žinau. 9. Tai tada pirštu. Arba Jolantukai sakai 9, gerai. 9? 9. Gerai. Geras klausimas. Klausimas apie atsakomybę. Taip ir prasideda laiškas. Kaip pajausti tą ploną ribą tarp atsakomybės ir svetimos naštos tempimo? Kaip gyventi džiaugsmingai, maloniai, bet nebūti abejinga ir šalta kitų poreikiams? Žmonės sako, tu bejausmė, aš sakau, čia mano ribos, bet viduje vis tiek atsibunda kaltė, o gal aš tikrai bejausmė? Kaip tai atskirti ir rasti balansą? Myliu savo šeimą, bet nenoriu būti išnaudojama. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad kada yra besąlyginė meilė ir besąlyginis priėmimas aplinkos, žmonių, aš visai kitaip reaguoju į tą, nėra pas mane šaltumo, bet su meile aš argumentuoju, kodėl aš nenoriu daryti vieno ar kito dalyko, ar ne? Aš labai paprastai galiu argumentuoti, kodėl vienas ar kitas dalykas vyksta. Taip kad šiuo atveju yra paprasti dalykai, kaip suvokti, ar aš noriu tą dalyką daryti, ar aš nenoriu. Ar ne? Kaip tie sąmonės lygmenys sako, jeigu iš sielos erdvės mes kalbame noriu, nenoriu, jeigu iš dvasios reikalinga, nereikalinga, jeigu iš aukščiausiosios tikslinga, netikslinga. Tai šiuo atveju ir galime ir taip pasižiūrėti, kiek aš noriu, kiek tai duos naudos man ir kitam, ir kiek tai yra tikslinga arba man ar tam kitam žmogui. Ir kai mes suvoksime, kiek tai yra tikslinga, mes neprisimsime kito naštos. Tarp atsakomybių yra, aš manau, kada suvokiam pačio pasaulio prigimtį, kaip jisai veikia, mes niekada neprisimsim kito atsakomybės. Niekada. Visų pirma, tai man turi nešti džiaugsmą, malonumą, lengvumą, o ne sunkumą, įpareigojimus kažkokius tai, ar ne, ir tai, kas ne pagal mano sielą. Ir va tada nebus sudėtinga, tada aš suprasiu, kad tai yra ne mano. Ir labai dažnu atveju mes privalome palikti atsakomybę žmogui pačiam. Kartais duoti pinigų, neduoti, duoti patarimą, neduoti, daryti už žmogų, nedaryti, ar ne. Čia smulki ta ribelė,
Bet jeigu pasirinksite nedaryti su meile, dėl to, kad žmogus galėtų įgyti patirties tame pats, tai pajausite, neįmanoma šito dalyko nepajausti. Tada, manau, bus teisingiausia. Nu, sudėtinga ta riba iš tikrųjų yra ir visi mes su ja susiduriam, ypatingai mūsų bendramžiai, kurių ir vaikai dar pakankamai po sparnu ir jau tėvai ateina į globą, tai yra tarsi atsiimti savo investicijų. Ir labai lengva yra įkristi į tą aukos pelkę, kur tu jautiesi labai skolingas, kaltas ir atsakingas. Man atrodo, kad dar vienas prie viso to, ką Jolanta pasakė, matas yra labai svarbus. Reikia visą laiką atsigręžti į save prieš kažką tai pažadant arba darant kitam žmogui ir pasižiūrėti, ar tai yra donorystė, ar tai yra maitinimas gyva mėsa. Tai yra, jeigu tu turi resurso duoti, tu duodi. Jeigu tu neturi resurso, tu pasipildai. Nes jeigu tu dalinsi save šeimai virš tos ribos, kurią tu duoti gali, tai jau bus nebe donorystė ir nedalinimasis, o aukojimas, kuris niekam naudos neatneša. Jisai neatneša naudos nei tam, kuris duoda, nes jis jį dar labiau sekina, iš čia atsiranda ir zlumas, nuoskaudos, konfliktai ir visi kiti dalykai. Ir lygiai taip pat tas davimas iš stokos, jisai kitam žmogui irgi naudos neduoda. Taip kad dar vienas toks mažas kriterijus, prieš tai, kai aš duodu kitam, aš pasižiūriu, ar aš esu pakankamai pilnas. Jeigu aš nesu pakankamai pilnas, tai pirmas dalykas, kurį aš padarau, aš paklausiu, ko man trūksta. Gal man trūksta miego, gal man trūksta laiko savo, gal man trūksta kažko labai malonaus, gal man reikia ledų suvalgyti ir tada aš galėsiu padaryti labai daug, bet būtinai tą resursą papildyti. Ir tada iš principo viskas yra tvarkoje. Kitas dalykas, kodėl man kilo tas klausimas, žmogus gali savęs paklausti, vadinasi, kažkurioje vietoje vis dėlto oras eina, kažkur tai tas resursas yra pažeidžiamas. Aš tiesiog iš patirties galiu pasakyti, kada aš suvokiau, kada aš nešu kažkokias kitas atsakomybės, prisiimu jas, vykdau kitų atsakomybės, kai aš supratau, kad aš neturiu gyvenimo džiaugsmo, kad aš nepatenkinta kažkaip tai savo gyvenimu, savo kasdienybė tokia, kokia jinai yra. Ir aš suvokiau, kad aš darau tai, kas man nepatinka, tai, ko aš nenoriu daryti. Tada pradėjau tyrinėti, o kas tai yra. O tai yra tiesiog kitų atsakomybės numetimas man. O mano negalėjimas jam pasakyti ne. Iš kokios pozicijos negaliu pasakyti ne, nes noriu būti geras, bijau, kad būsiu pažeidžiamas, tada krisiu į auką ir mažos mergaitės sindromą, ar ne, ir viskas. O aš noriu būti suaugusi, aš noriu prisimti atsakomybę už save, kokia aš esu. Reiškia, mes už kitus prisimam atsakomybę. O už tai, kokia aš esu, neprisiimu atsakomybės. Taip kad čia pastebėkit, jeigu dar dienos eigoje tai, kas patinka, jeigu visą tai lengvai, su džiugesiu, tai viskas, tada aš gyvenu savo gyvenimą ir nenešu kitų naštos. O mes kitų naštą nešam visada, mums nėra lengva, nei emociškai, nei mentališkai, nei veiksmuose savo, nes gyvenam ne savo gyvenimą. Iš tikrųjų, čia yra labai tokia tikrai gili tema ir labai plati tema, čia galima kalbėti, kiek mumise dar tų visokiausių kolektyviniai sąmoniai suformuotų programų, nuo vaikystės įdiegtų, nes taip mamytės, tėveliai, seneliai, proseneliai elgesi ir tas įsipareigojimas, lūkesčiai šeimos narių, nes tu privalai tai daryti, nes taip įsidarė ir tie reikalavimai ir galbūt mes bandome atstatyti dabar iš tikrųjų tą savo balansą, savo ašį, kad per lengvumą eiti, bet kažkurioje vietoje, kaip ir tame klausime sakė, kažkur tai giliai jaučiu vis tiek kaltę, kad kažko nepadariau. Ir ta kaltė iš kur ateina? Galbūt ateina iš tų programų, nes atrodo, kad galbūt aš netaip elgiuosi. Bet suvokti visada, atrasti tą savo žinojimą, savo ašį, kas aš esu, kur link einu ir blaiviai iš tikrųjų pamatyti, kiek yra to reikalavimo iš tikrųjų egoistinio iš mūsų aplinkinių, čia nebūtinai šeimos nariai, čia visai gali būti, o kiek yra iš tikrųjų mano paties sprendimas, kad aš apsisprendžiau, kad aš noriu šitaip. Ir tada nebelieka to konflikto vidinio ir tada tas lengvumas ir džiaugsmas ateina. O kai jau viskas perspaudžia, tai tikrai tada tu nei to džiugesio, nei to nebelieka nuovargis ir norisi užsidaryti. Viena vertus labai paprastas klausimas, kita vertus labai iš tikrųjų platus, nes
Labai čia nėra Jisai vieno remiasi į tą esminį dėsnį, kuriame yra mylėk artimą savo kaip pats save. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kaip dažnas iš mūsų, ne taip gal pasakiau, tie žmonės, kurie jaučia didelį nuovargį ir didelį va tokį išsekimą, pasižiūrėkit, kaip jūs mylit save. Jeigu jūs taip pamylėtumėt artimą savo, jūsų artimieji išsilakstytų. Nes mes nesu kuo taip nesielgiam iš tikrųjų, kaip mes elgiamės patys su savim. Mes niekam nesam tokie kritiški, mes niekam nesam tokie žiaurūs, mes niekam nesam tokie abejingi. Mes tikrai kitus girdim daug labiau negu save. Tai va, šitoje vietoje iš tikrųjų tas dėsnis mylėk artimą savo kaip pat save, pradedant nuo to, iš karto atsakymai ir ateina. Ir visos trys mes pasakėm tą patį. Ir iš tikrųjų manyčiau, kad atsakymas yra, į klausimą atsakyti, galim važiuoti toliau. Rita, koks tavo klausimo numeris? 1. O! Teisingai. 1 visada yra gerai. 1 mūsų atveju paskutinis į maišą, 1 iš maišo. Kodėl mano gyvenime viskas taip sudėtinga? Sunku su finansais, meilės reikaluose ir apskritai daug visokių kliučių atsiranda. Nėra taip, kad nieko nedaryčiau ir laukčiau, kol viskas nukris iš dangaus. Visko siekiu pati. Kartais būna labai sunku, bet vis tiek siekiu savo tikslų. Žmonėms nesu abejinga, visada stengiuosi padėti, patarti. Esu labai jautri viskam, turiu panikos atakas, kurios ištinka. Kaip palengvinti tas vis atsirandančias kliūtis? Kodėl man nesiseka meilė ir finansuose? Ką galėčiau pakeisti pati, kad būtų geriau? Ačiū. Oho, geras klausimas, bet kaip ir ankstesnėse laidose, kiekvieną kartą sakau, kartais tas asmeninis klausimas, kartais žmogui reikia pasižiūrėti, aišku, asmeninių dalykų, kodėl jums konkrečiai šitaip nesiseka, bet yra tie bendriniai dalykai, pirmiausia, gyvenime, tam, kad būtų tėkmė, tam, kad būtų sėkmė, žmogus turi turėti resursą, energinį resursą, iš kurio jisai galėtų eiti į gyvenimą tą magnetizmą. Vadinasi, kažkur yra vis dėlto dar, nesvarbu, kad žmogus yra jautrus, žmogus gali būti emociškai jautrus, bet kažkur tai vis tiek vidinėje erdvėje saugant save, neišskleidžianti savyje to magnetizmo į aplinką. Nes kas yra finansai, yra energija, kas yra santykiai, taip pat, ne, ta trauka, kažkas tai manyje blokuojasi, kažkas tai manyje neišsiskleidžia taip lengvai. Ir čia reikėtų galbūt asmeniškai žmogui pasižiūrėti. Mumise labai daug atsineštų patirčių per gyvenimus, atsinešta per auklėjimą, per savo giminės kanalą. Čia galbūt Jolantos labiau sritis iš tikrųjų, kiek mes turim visokiausių įspaudų, kurių net nematome ir nesuprantame, ir kartais reikia iš tikrųjų pagalbos, kad kažkas tai padėtų tiesiog pamatyti tuos dalykus, išlaisvinti. Aš kadangi labai dažnai dirbu su žmogaus vidinė erdvė, aš matau, kiek yra širdis užspausta žmogaus, kad tie dalykai tiesiog nevyksta. Ir žmogus sako, ne, mano širdis, aš tiek jautrus, aš tiek myliu žmonės ir mano širdis užspausta. Esmė yra ne tame, ne tiek, kiek myli žmonės. Širdies užspaudimas yra absoliučiai, tai yra įtampa, tai yra baimė, tai yra nepasitikėjimas, tai yra netikėjimas kažkurioje vietoje, kurio mes galbūt netgi patys nesuvokiame ir nesuprantame. Ir to lengvumo, tiesiog ieškoti savyje, savo vidinėje pirmiausia erdvėje, to lengvumo, to žinojimo, tam yra iš tikrųjų be galo daug praktikų, kaip tą padaryti. Iš tikrųjų, kiekvienas mes esam labai individualus, labai skirtingas ir aš suprantu, kad, pavyzdžiui, ir dalyti, kaip piešia neurografiką, galima išjudinti tos dalykus, galima dirbti, sakykime, per giminės kanalus, kur Jolanta dirba, galim pas mane ateiti vidinę erdvę pasižiūrėti ir visokiausių, galbūt atrasit informacijos internete, visokiausių tiesiog paprastų dalykų, kaip keisti mintį. Nors daugelis sako, aš galvoju, aš ten planuoju, aš svajoju, galvoju apie ateitį, bet kai atvirai pasižiūrim, žmogui dažnai klausia, atvirai pasižiūrėk, jeigu tu galvoji apie santykį, ar tu gali iš tikrųjų pajausti, kad tu tą santykį jau šiandien turi. Ir kai nueini iš tikrųjų ne į protą tik tai, o į pojūtį ir kažkas viduje surakina, o kas viduje surakina? Kai galvoji apie finansus ir vėl kas viduje surakina? Kodėl nėra tos tėkmės? Čia labai taip kiekvienas individualiai savyje turėtų pasižiūrėti.
kaip tą tėkmę atidaryti. Bet pirmiausia, jeigu, sakykime, aš kaip praktikas, kai matau visą žmogaus energetiką, nu, galbūt ne visą, bet kai mes matom, tikrai kartais matos tokie sluoksniai, kad tiesiog nėra resurso. Jeigu žmogus neturi resurso, kuris yra visiškai užspaustas, tai tiesiog reikia tą resursą atidaryti. Tai pirmiausias kelias. Aš tai, man iškart, kai nuskambėjo tas klausimas, tokia frazė iš spektaklio, pas mus būdavo daug spektaklis, Ožys, labai gera komedija. Ir ten vyksta lošimas, imkim telelotonų, ten tokie intarpai reklamos ir eina toksai balsas. Dėl ko aš, papras žmogus, niekuomet niekad nelaimu. Ir žmogui atrodo, kad laimi tik tie, kurie yra išrinktieji. Iš tikrųjų, šitoje vietoje aš užsiduodavau irgi savo klausimą, nes labai ateidami klientai užsiduodavo tą klausimą ir aš gavau labai platų ir gerą atsakymą iš tikrųjų. Reikia pirmiausia suvokti vieną paprastą dalyką, bet mes jį suvoksime tik tada, kada mes prisimsime visą atsakomybę už tai, kas mano gyvenime vyksta. Tai reiškia, ne tik už šitą gyvenimą. Jeigu aš šitam gyvenime kažką tai turiu, tai 100% aš jį sukūriau ir iš praeities savo poelgiais, veiksmais. Reiškia, tenais būdamas aš sukūriau tokius mazgus, imkim jį gal jie vadinami ir karminiai mazgai, tai yra, kada neteisingai su kažkuo pasielgiau ar ne, ir aš čia atėjęs turiu ištaisyti tą savo emocinę būseną, tą savo regažą, tą savo veiksmų taip, kad aš atriščiau tą mazgą. Nes dauguma žmonių galbūt neteisingai suvokia, kas yra karma. Jeigu aš atėjau su sunkia karma, tai aš čia turiu vargti, man energija netika, pinigų nėra, meilės nėra ir taip toliau. Bet tai yra tik neteisingų minčių, poelgių, žodžių ir veiksmų pasekmė, tik tais tiek. Tai reiškia, aš pažeidžiu tam tikrus moralės principus. Viskas, mūsų pasaulis taip yra sukurtas, mūsų pasaulis taip yra sudarytas, jis turi taisyklės. Įsivaizduokit, jeigu dabar važiuotumėm autostradoje į gatvę ir nebūtų jokių taisyklių. Kad ir Indijoje, imkim ar ne, kur tenais tos viskas, bet vis tiek yra savotiškos irgi taisyklės. Normos kažkokios tai žmonijos normos, kaip bendrauti vienas su kitu, kaip vyksta kažkokios tai irgi konferencijose, ten viens po kito, visur yra taisyklės. Tai mūsų pasaulis lygiai taip pat, jis turi taisyklės. Ir žinant šitas taisyklės, netgi ne taisyklės, o patį principą, jo veikimą, mums daug lengviau būtų veikti. Nebereikalo, kiekvienoje religijoje yra tam tikri, ar ne, dėsninkim 10 įsakymų, kažkokių Dievo įsakymų, Korane, ten dar kažkas ir taip toliau, bet visur yra gairės, kaip žmonijai vystytis, kaip elgtis vienas su kitu, į ką atkreipti dėmesį ir ten yra kaip pagalba. Kiekviena religija turi savo gaires. Žmogus, tobulėdamas toliau, gali atkreipti dėmesį į visatos, imkime ar ne, įstatymus, į visatos principus. Ir tai daug kur galima rasti tuos visus dalykus, pradedant nuo paprasčiausių. Ir kai mes pradedame studijuoti tuos dalykus, suprantu, kad aš labai daug kur juos pažeidžiu. O kai aš juos pažeidžiu, kas vyksta? Aš sukuriu savo erdvėje kliūtį savo gyvenimu. Kitaip tariant, aš susieju negatyviasias sėklas ir jos išdygsta man kliūtimis. Viskas. Aš nesusilaikiau į negatyvą, atsakiau negatyvų kažkam, nesvarbu, kaimynui, artimam žmogui. Viskas. Kitą kartą aš gausiu tą patį, bet 2 kartus daugiau, 2 kartus didesnį. Todėl, kad toks yra karmos įstatymas. Ar ne? Ką pasėsi, tai ir pjausi. Pirmas įstatymas, antras įstatymas, karma auga. Jinai auga. Bet tuo pačiu, jeigu aš padariau gerą kažkokį tai veiksmą, aš susilaikiau, aš nuėjau, aš apkabinau tą žmogų, nes suprantu, kad gal jisai pavargęs iš kažkur tai atėjęs ir taip toliau. Kitą kartą pačiu netikėčiausiu momentu man tai pasielgs, su manim tai pasielgs. Tai čia yra toks paprastas dalykas. Ir nuo to momento aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą. Čia jeigu plačiai žiūrint. Bet visada yra niuansai pas žmogų, vis tiek žmogus nori pamatyti, kodėl, kas būtent pas mane ir kokius man žingsnius daryti. Tai tam ir yra vedliai, kurie tuos dalykus pasako. Konkrečiai gali pamatyti, prajausti, pasakyti žingsnius ir darant tos žingsnius žmogus išeina iš to. Pas mane labai daug klientų irgi yra išėję iš to. Ir tam tinka visi būdai. Bet pirmiausia, reikia norėti ir ne tik norėti, bet ir daryti. Todėl, kad trečias karmos įstatymas sako, kad
kad nėra veiksmo, nėra rezultato, viskas. O ketvirtas įstatymas, nesukūrei priežasties, nėra priežasties, nebus pasekmės, viskas. Reikia sukurti priežastį tam, kad tu gautum rezultatą kažkokį, viskas. Nu, čia taip trumpiau. Iš tikrųjų, dar noriu pridurti, kad būtent, kaip Jolanta paminėjo, apie mazgus, kurie yra, galim sakyti, karminiai mazgai, ir nesvarbu, kokie mazgai, tiesiog yra tam tikros situacijos, mūsų išgyventos situacijos, kurios yra emociškai sudėtingos, ar galim sakyti karminės, kurios ir suspaudžia energiją kaip į mazgą. Ir kiek mes mazgų savo gyvenime atrišam, čia, aišku, galim giliai kalbėti praeituose gyvenimuose, čia ir dabar, nors realiai viskas vyksta čia ir dabar, ir šioje akimirkoje, tam tikram suvokime, mes išskleidžiame tą užspaustą mazgą, bet čia ir yra tie resursai, kuriuos mes susigrąžiname. Ir čia daug tų niuansų pasižiūrėti tikrai, kur tie resursai, kodėl tie resursai yra užspausti, kodėl pas manęs kažkas tai nevyksta, kodėl aš neišjudinu to magnetizmo, nes žmogus gali kitas sakyti, aš daug darau. Aš labai daug darau kai kuriuos dalykus, bet iš kurio taško darai, iš kurio sąmonės taško, galbūt darai iš inercijos tik tai, ką daryti, žinai, kaip sako kartais, kaip ta varlytė, įmesta į grietinėlį, jinai malas ir pradeda tik tai sviestą plakti, realiai išlipti negali. Ir reikia kartais tiesiog tos ramumos tėkmės, kad kažkur tai to tikslingo matymo, kad suprasti, kokį veiksmą padaryti, atpažinti. Nes reikia rankos, kad ta varsam, čia reikia, kad ta varlytė iškreiptų. Nes kitu atveju bus, kad aš papras žmogus, niekuomet nieko nelaimiu, va taip bus. Bet dabar, pavyzdžiui, loterijoje niekada irgi nieko neslaimėjus, bet man atrodo, kad aš milijonus laimiu nuo to suvokimo, tos laisvės vidinės, kur yra. Aš tai jau laimu, žinokit. Galiu pasakyti, kad aš pradėjau daryti loterijas, žinokit, kai pati niekada nelaimėdavau. Ir man taip yra smagu, kai aš matau, kai žmonės laimė ir galvoju, aš dalyvauju loterijoje ir laimiu kartu. Tai va, aš į šitą klausimą irgi, tiesiog, kadangi jisai man po akim yra, jūs išgirsite ilgas ir aš matau jame labai daug žodžių, viskas, viskam, visaip. Ir paskutinis, ką aš galėčiau padaryti pati. Tai daug kartų nuskambėjo patarimas, kad pradžioj, jeigu iš tikrųjų taip jau labai viskas, visaip, tikrai reikia to samčio, kuris išgriebtų tą varlytę iš grietinėlės bent jau pirmam kartui, kol ne antrą kartą ten įkris ir jau turės tam tikrą patirtį. O tas, ką aš galėčiau padaryti pati, kai tavo gyvenime labai yra viskas, kažkaip tai visaip ir tu visiems ir visa tai yra tokiais dideliais gabalais, ką daryčiau aš ir ką dariau aš. Todėl, kad tokioje situacijoje mes buvom visi pačioje pradžioje. Ir tikrai buvo tas klausimas, ką daryti, kažkaip ne taip, kaip aš norėčiau. Mes atradom savus kelius ir tais keliais vedam kitus žmonės. Bet ką aš daryčiau, jeigu ta situacija man kartojasi? Ir ką aš darau, jeigu aš staiga pajuntu, kad viskas ant manęs griūva? Aš imu į rankas tušinuką ir išrašau konkrečiai faktais, kuri vieta man nepatinka mano santykiuose, mano finansuose, mano veikloje, dar kažkur. Paaiškėja, kad tas viskas yra 4, 5, 10 punktų. Ir prie tų punktų jau galima tada stabtelti ir pagalvoti, ką aš galiu ten pakeisti aš pats. Nes klausimas, ir vienas iš sakinių buvo, ką galiu padaryti aš pati. Tai pirmiausia, padalinti tą dramblį į mažus gabaliukus ir ties kiekvienu iš jų bent trumpam susimastyti, ką aš pati iš tikrųjų, negalvodama, ką tas žmogus gali padaryti ir daro blogai, ką situacija, kaip ta situacija gali pasikeisti, o ką aš toj situacijoje arba su tuo žmogum, arba su tuo dalyku galiu padaryti konkrečiai čia ir dabar. Ir nuo to pradėjus, tai tada viskas supaprastėja, nebelieka to viskas. Aš irgi galiu patarimą vieną, ar ne? Man irgi, kai užeina transformaciniai laikotarpiai, būna blogai ir stoja viskas. Vienu metu viskas stoja ir energijos nėra, ir klientai neturi jėgų su klientais dirbti, ir nuotaika bloga, ir namuose kažkokie nesusipratimai, nesusišnekėjimai, tada geriau atsitraukti. Tuo momentu aš esu judantis žmogus, man labai padeda pats judėjimas. Ką aš darau? Aš einu. Aš nueinu ir aš realiai fizinių veiksmų, kada einu ir sakau, Dieve, aš dabar esu šitoj situacijoje ir aš einu savo kojomis ir išeinu iš jos. Ir man užtenka 3-4 kartų ir aš realiai išeinu iš jos. Nes aš prisiimu atsakomybę, aš esu toj pozicijoje, aš žinau, kad aš tai sukūriau ir aš pasirinkau iš to išeiti.
Vieną dieną, antrą, trečią dieną, nesvarbu pūga, vėjas, dar kas nors, einu ir aš išeinu iš jos. Man tai padeda. Svarbiausia priimti sprendimą daryti. Jo. Vienokį ar Aš kitokį veiksmą. tikiuosi, kad išgirdo atsakymą. Iš tikrųjų, tie klausytojai. atsakymai yra, kai mes bandom bendrai atsakyti, iš tikrųjų, kiekvienas šitas klausimas, ir pirmasis, kuris buvo, ir dabar, jie yra tokie platus, kad tą temą mes galėtume gvildenti, paimti iš tos temos dar niuansą, dar ne, kodėl finansai, kodėl santykiai, kodėl dar, ir ką man padaryti, ir pasižiūrėti, yra daug praktikų, daug būdų, begalės būdų, kaip tą pamatyti tikrai, bet tas bendrinis bent jau suvokimas, bent jau tų kelių, tų taškų, svarbiausia, aišku, kaip žmogus sako, daug darau, bet aiškesnis suvokimas, pamatymas, suvokti pirmiausia, va tas labiausiai, kai tu pamatai, aš vis laiką sakau, kai dirbu su žmonėm, jeigu tu jau pamatai, kas yra tavyje, kas yra, tu jau suvokiai savo emociją, tu suvokiai, kas pas tave yra jau užstrigę, tu jau 50% išsprendai, nes tu jau pamatei. Pamatymas yra iš tikrųjų didžiulė dovana. Tada Dar daugiau pasakysiu tai, kad užteko savyje jėgos atsisėsti ir parašyti klausimą, pamačius skelbimą, ir galbūt dabar sėdėti ir išklausyti, ir galbūt išklausyti antrą kartą, todėl kad girdėjosi trys. Mes juk kiekvieną savo patirtį duodam, mes juk nesuderinam jų, jos yra skirtingos ir tai yra žiauriai gerai šitam pokalbiui, kas man čia labai patinka, todėl kad jūs turite iš ko rinktis. Tai pirmas dalykas tai buvo užduoti klausimą, nes labai dažnai pasižiūri žmonės ir galvoja, reikėtų, bet gal kitą kartą. Ateiti paklausyti, perklausyti, išgirsti ir tada tai jau yra didelis žingsnis į priekį, iš tikrųjų, iš tos situacijos, kurioje viskas yra ne taip. Tai jau yra žingsnis į priekį. Mergaitės, sekantį renkamės. 14. Nuo pradžios į galą, ar ne, šokinėjom? Gerai. Sveiki, ačiū už galimybę užduoti klausimą. Pastaruoju metu pastebėjau, kad kai mama ir sesuo pradeda skųstis gyvenimu ir ką nors apkalbinėti, apima labai nemalonus jausmas, tarsi dvėselė ar puvėsiai, tarsi smirdė. Jausmas, kad net kvapą jaučiu. Ar neigiama energija gali jaustis per kvapą? Ir kodėl atrodo, kad gyvename tarsi skirtingose pasauliuose? Va toks, jau gudrus klausimas. Tai 100% energiją galima užuosti, galima savo kūnų pajausti murzinumą, jinai jaučiasi labai stipriai, ypatingai kada žmogus jau pradeda skirti tas energijas, jinai visaip kaip žmogui geriausių būdų, jautriausių būdų, kokia yra jo struktūra, labai stipriai jaučiasi. Ir šiuo atveju, reiškia, žmogus pažįsta dvi energijas, turi tikslą, kur eiti, ir tuo momentu, kada namuose vyksta kažkokie tai konfliktai, šiuo atveju jis labai gerai jaučia visą tai. Ir pabaigoje, koks ten klausimas buvo? Paskutinis. Kodėl atrodo, kad mes gyvename skirtingose pasauliuose? Tai yra visai normalu gyventi skirtingose pasauliuose, nes mūsų sąmonės lygmenys yra labai skirtingi. Maža to, mes vienoje šeimoje esam susiję tam, kad padėti vienas kitam, praeiti tam tikras patirtis, kurias mes esam mazgelių surišę, imkim ar ne, praeitose įsikūnyjimuose. Vėlgi tai yra giminės kanalai, kuriuos mes esam gavę tam, kad turėtumėm kur kūnytis. Iš tikrųjų, jie nėra taip, kad mano tetės, mano mamos kanalas. Ne, jie yra be galo platus, be galo dideli, mes ateiname kosminėmis iš tikro šeimomis, ir tose kosminėse šeimose mes kartais būname giminės, kartais būname ne giminės, bet tuo pačiu tai vadinama yra giminės kanalu. Kai aš žiūriu giminės kanalą, aš pradedam nuo to, kas yra už manęs, bet iš tikrųjų po to einam be galo plačiai ir susiaurinti šito dalyko yra neįmanoma. Ir šiuo atveju mes ateinam iš skirtingų sąmonės lygmenų ir su skirtingomis užduotimis. Taip kad labai normalu turėti du vaikus ir būti ten visiškai, arba turėti brolių seserų ir atrodo nesusišnekėti be galo stipriai, todėl kad mūsų patirtis kitos ir mūsų užduotis yra kitos. Tai yra normalu, bet tai yra būtina susišnekėti.
Ką reiškia aukštesnis, žemesnis sąmonės lygmenys? Nėra aukštesnių, žemesnių, yra kitokie. Ir mūsų pareiga jausti pagarbą visai gyvai kūrinijai, kuri yra, ir su pagarba žiūrėti į visus. Ir ypatingai, kada esame giminėje, imkim šeimoje, giminėje, skirtingų pozicijų, nesusišnekėjimo. Aš tas, kuris matau šitą situaciją, reiškia, turiu galimybę ir atsakomybę susišnekėti su jais. Aš turiu kalbėti iš jų lygmens, taip kaip įmanoma, kad būtų jiems įdomu, bet neišduodama savęs ir savo vertybių. Nes aš turiu tas vertybės, kurias esu išgyvenusi, paskleisti erdvėje. Nereikia skleisti žodžiais, nereikia skleistis kažkokiais tai niu ir taip toliau. Ne, savo gyvenimu. Ir tada, kada susitinkam pokalbių, galima apie tai pakalbėti. Va, pas mane buvo taip, vyko taip ir va dabar yra taip. Ir iš tikrųjų netgi kalbėti nereikia, tuo atveju mato, jeigu tikrai yra atsirišę tie mazgeliai, apie kuriuos mes kalbam, jeigu aš savo užduotis vykdau savo gyvenime, nebus didelių kažkokių nesusikalbėjimų, ar ne? Nebus didelių konfrontacijų, jeigu aš ramiai jausiuosi. Aš turiu omenyje ne apie kitą žmogų, jokių būdų. Dėl to kitas žmogus turi savo gyvenimą, savo nepradirbtus kirminus, kurie jie yra, jisai gali pykti, būti nepatenkintas, nutraukti bendravimą kažkuriam laikui. Ne apie tai kalbam, kalbu apie tą žmogų, kuris uždavė klausimą. Asmeniškai aš, kuri matau skirtumus didžiulius, kur ne su kiekvienu ar ne iš giminės galėčiau susikalbėti, nors mano giminėje nebėra tokių dalykų, mano šeimoje ir taimoje giminiai, su kurie aš bendrauju, nebėra tokių dalykų. Tai šiuo atveju mano pareiga nejausti negatyvo šito asmens atžvilgiu, nevertinti, nesmerkti, neteisti už tą jo sąmonės lygį, kuris yra. Priimti jo pobūdį, imkim, jeigu ten tėvai kokie nors, ar ne, seneliai, jie negali pakeisti tie kitos struktūros ir aš tai suvokdama, suprantu, kad ta realybė yra kita, nes aš gavau kitų žinių, nes aš kitų užduočių turiu ir mano realybė kurti tą gyvenimą, kurį aš suvokiu ir nebijoti to atskirtumo. Ir jis yra, todėl kad skiriasi šiuo laikotarpiu žemėje per sąmonės lygmenis, per suvokimus realybės keičiasi. Tokia yra šios žemės paskirtis, mes pereiname į kitą etapą evoliucijos ir tas atskirtumas labai stipriai dabar pradėjo jaustis jau ir žmonėse, šeimose, tarp artimųjų. Man gal būtų toks atsakymas. Aš dar norėčiau šiaip papildyti šitą atsakymą, nes klausimas buvo toks paprastas, ar yra normalu jausti kvapą. Noriu tiesiog atkreipti tai, kad mumise labai ryškėja mūsų subtiliai gebėjimai. Ir jausti kvapą, energijos kvapą, tai vienas iš gebėjimų, taip kaip aiškiagirdystė, aiškiaregystė, taip yra atpažinimas energijų būtent per kvapą. Mes galim jausti subtilųjį pasaulį, mes galim jausti būtent tas energijas, kai žmonės pradeda kalbėdami apie kažką formuoti, nes tuo momentu formuojasi tam tikrai energiniai dariniai, todėl mes ir jaučiam, tie, kurie jaučia, jie gali jausti kvapą, kai kas galbūt jaučiat, galit jausti netgi ligos kvapą, žmonės dalinasi. Tai tiesiog toks paskatinimas atkreipti dėmesį, būtent aš suprantu, kad čia taip labai intensyviai pasijaučia būtent šitoks kvapas, kur atkreipiai dėmesį, bet galbūt galima atkreipti dėmesį ir į tą subtilųjį kvapą, kai subtilusis pasaulis nori užmegzti ryšį, kai angelai ateina su vanilės gėlių kvapu ir begalės mokytojų, subtilių pagalbininkų, jie atneša tam tikrą kvapą ir mes galim suprasti, suvokti, kad kažkas tai galbūt erdvėje vyksta šitokiu būdu, tai yra be galo svarbu. O kad realybės išsiskiria, kaip Jolanta minėjo, taip, tai yra normalu. Kažkada man irgi buvo keista, kad kaip mes, kai dar Violetos knygose skaitant, rašė mokytoja, kad vieną dieną jūs gyvensite skirtingai realybėje, atrodė, kaip tai įmanoma, kaip mes kur kokioje erdvėje gyvensim, bet supranti taip, kad žmonės tiesiog pasaulį vieni mato vienaip,
mes matom kitaip, kai prasiplečia mūsų sąmonė, kai mūsų dėmesys nukrypsta truputėlį kitus dalykus, mes tiesiog matom kitokią realybę ir jaučiamės kartais netgi tarp artimųjų, liktai gyvendami netgi vienoje erdvėje, gyvenam skirtingose erdvėse, skirtingose pasauliuose. Ir tai labai ryškės ir gali būti, kad labai didžiulės atskirtis vis dėlto bus. Kartais ateina tie pasirinkimo momentai, kad kartais ir atsitraukti reikia, jeigu labai žmonės stipriai įsikibę laikosi to seno, bet kaip ir Jolanta minėjo, nereikia tiesiog vertinti, reikia suvokti, reikia matyti ir visada priimti sprendimą, galbūt sakyti, kad aš nepasineriu į tai, o kiek galiu išlaikau tą savo vibracinį dažnį ir pasirinkimą mano dėmesį kreipti į pozityvumą, į tą keisti ne tik mintį, bet ir patį veiksmą, nebedaryti to, neprisijungti, kaip aš suprantu šituo atveju, jinai ir neprisijungia, bet tas pavyzdys gali būti daug kam, ne? Jeigu žmonės sėdi kažkoje kompanijoje ir pradeda apkalbinėti, tiesiog neprisijungti į tai arba rasti galbūt kažkokį išmintingą žodį, nukreipti temą kitą linkme, kad žmonės netgi pajaustų kitokį jausmą. Nevertinantį, nesakot, kokie jūs visi žiūrėkit, kvailiai, durniai ir ar kažkokie, ar nesąmoningi ir jūs čia elgiatės, bet tiesiog visada yra žaidimas išmintis ir kaip mes turim tą savo dieną tarp tų žmonių, kurie kitaip mąsto. Kiek žinau žodį. Labai ir aš noriu pasakyti, kol nepamiršau. Kaip į dujas įmaišo, žinot, kad kadangi jos be kvapės yra dujos, bet kad žmonės neužtrokštų, esant nuotekiui, įmaišo kažkokį priemaišą, kad jaustųsi, kai mano tėveliai nori žiūrėti žinias apie karą, aš jiems sakau, kad tai yra bekvapės dujos, jums bekvapės, o aš irgi, tarp kitko, užuodžiu tą kvapą, kuris eina iš informacinių priemonių. Aš ir ligos, Rita gal mane ir turėjo omeny, aš užuodžiu ligos kvapą, turiu per uoslę tą jutimą, bet vėlgi, sakysiu, ką aš darau šitoje situacijoje. Kadangi tie pasauliai, jie ne tik skirtingi, bet jie vis labiau jungiasi, tai yra tarsi mistika užuosti kvapą to, kas nėra materialu, ar ne, bet galima tada labai paprastai ir žemiškai į tai sureaguoti tam, kad tai nebūtų nemalonu įsivaizduoti, kad jeigu kas nors įmynė į ir praėjo mano grindim, aš nesėdėsiu ir nerūstausiu ant to nekvepiančios dėmės ant grindų, aš imsiu skudurą ir išplausiu. Tai, arba kaip mes sakom, būk šviesa, tai čia šitoje vietoje būk skersvėjis. Paprastai, kada aš jaučiu tą kažkokios tai informacijos arba negatyvios energijos kvapą, tai plaunu grindis, valau dulkes, atidarau langus ir tiesiog jaučiuosi pati kaip skersvėjis, kuris gali išnešti ir išvedinti visą tą, kad jo neliktų, vėl atsirado, vėl išvedinti, vėl atsirado, vėl išvedinti, tiesiog paprastais fiziniais veiksmais, plaunant grindis ir vedinant kambarius. Ir atrodo, tai yra taip paprasta ir tai labai įdomu, kad žmonės vis rečiau ir rečiau grįžta prie tos veiklos, kuri tą kvapą negerą energetinį namuose arba kitoje erdvėje skleidžia. Tai tiesiog labai praktiškai ir paprastai. Ar dar kažką tai norėsit pridurti to klausimu? Dar vieną klausimą siūlyčiau rinktis ir manyčiau, kad jau tai bus paskutinis. Tai Ritelė. 7. 7. Įtariu, kad klausimas, apie kurį mes jau kalbėjom, bet ne visai toks, jisai kitų kampų, bet matyt, kad tikrai ten buvo gal dar ne viskas išsakyta, jeigu jisai ateina dar kartą. Ar gali žmogus savarankiškai susitvarkyti su savo traumomis? Daugybė vaikystės ir gyvenimo traumų. Psichologai man sako, kad pačiam susitvarkyti yra iliuzija. Vaikystės traumos mane kankina, aš stengiuosi skaityti daug psichologinių knygų, medituoju, o pokyčio nėra, gyvenu ištisoj kančioj. Psichologai, man atrodo, visai nesupranta, kas yra siela. Toks, žiūrint iš kurio kampo, žinot, kaip psichologai tikriausiai žiūri iš savo taško. Aš esu toks žmogus, kur visada sakau, kad
viskas žmogui yra įmanoma, jeigu tu turi pakankamai, vėl grįžtam prie to resurso, jėgos vidinės, paleisti, pamatyti tą situaciją, transformuoti, nes kas yra skausmas, vaikystės traumos, jeigu iš energetinių pozicijų žiūrėti, bet kokia mūsų patirtis, emocinė patirtis nusėsta tarsi materialios dalelės mūsų kūno atmintyje, mūsų pasąmonėje, mūsų aplamai visą labai įdomiai girdėjau tokį mokslininkų, tarp kitko, pasisakymą, kad žmogus turi 33 atmintis. Ir įsivaizduokim, kiek mumise yra atminčių. Jeigu protui tu pasakei, kad aš nenoriu prisiminti, aš negalvoju apie tai, aš mąstau visiškai absoliučiai, nukreipiu dėmesį kitur, bet tu girdi, žinai, kaip kalbėjom, kaip tos dujos aidas, kažkur tai ten iš tų ląstelių, tam prisiminime, jeigu tu galvoji, kad ir nėra, vis tiek ten kažkur tai garuoja. Ir transformuoti būtent tą materiją, tas dalelytės yra svarbu. Nors žmogus sako, aš ir medituoju ir visą tai darau, galbūt vadinasi neprieinama iki tam tikrų sluoksnių, kad ištirptų tos dalelės. Čia aš asmeniškai, kiekvienas iš savo pozicijų, aš asmeniškai pati visada ieškojau pagalbos, šiandien padedu žmonėm, bet buvo kelias, kai aš ieškojau, kas man padėjo, ir visada yra daug lengviau ir paprasčiau tą kelią praeiti, tai tiesiog greičiau. Viskas yra žmogui įmanoma, viskas yra įmanoma, bet mes renkamės. Kažkada aš labai įdomiai būna, kai bendrauju su žmonėm ar dirbu, ir subtilusis pasaulis visada juokauja. Visada rodo pavyzdžius kartais per tam tikrus kitus požiūrio kampus. Man ir vieną kartą lygiai taip pat klausė žmogus, nu ką, žinai, sako, aš galiu ten pats pasidaryti, ir man rodo vaizdą. Nu, sako, be abejo, žinai, sako, tu gali įplaukti į vandenyną, šalia tavęs plaukia valtis, ir sako, dievulis tau duoda ranką, lipk į tą valtį, ten yra, kas tau padės, bet nu ne, aš plauksiu dar aš truputėlį paplauksiu, aš tiesiog plauksiu pats. Gerai, viskas tvarkoja, valtį šalia, tu plauk, kiek tu turėsi jėgos, galbūt ir nuplauksi į tą krantą. Čia visada yra galimybė, nėra to, kad nenuplauksi, bet ar tu ir šitaip gali rinktis, ir šitaip gyvenime gali rinktis. Bet svarbiausia suvokti, kas manyje nenori paleisti tų traumų. Galbūt yra kažkokia dalis, kuri tiesiog nenori. Aš noriu paleisti, bet kažkuri dalis manyje, ne? Jeigu vėl grįžtam prie to, kad daug yra atminčių, kažkurių sąmonės dalių, kurios tiesiog nenori paleisti to prisiminimo. Ir aš kaip praktikas dirbantis, aš vakar tiesiog turėjau su mergina tokią patirtį, kuri patyrė ne šiaip traumą, labai ir fizinę traumą gyvenime iš žmogaus, ir kur jinai sakė, Rita, taip atrodo, mes jau tiek pradirbta ir atrodo nebebuvo, bet mes pakėlėm iš kažkurių lygmenų, tiesiog iš sluoksnių visą tai, ir būsena absoliučiai pasikeitė, kai išsikėlė, išsijudino, neprisimenant, negalvojant, kaip buvo, bet tiesiog sprendimas, kad va čia ir dabar aš priimu, kad pirmiausia priimu, kad tai buvo. Aš nebebėgu, nebeuždarau, nenoriu ten nieko pakeisti, aš priimu tiesiog tą situaciją, kad šitai buvo, ir tas priėmimas pradėjo tiesiog lengvintis, ir tame priėmime pradėjo laisvėti, nesvarbu per kokią tą emociją, ir žmogus taip kartais, kai tos ląstelės, aš pati matau, kaip išnyksta iš tikrųjų, ištirpsta tos dalelytės, žmogaus būsena pasikeičia, jisai kaip iš sapno atsibudęs. Aš liktai žinau, kad pas manęs kažkas buvo, bet aš suprantu, kad tai manęs nebeveikia. Vat tai, kai jau mes pasiekėm tokį būvį, tai išlengvina mūsų gyvenimą. Čia vienokios mano patirtis, mano mergaitės gali kitom pasidalinti, bet tai iš tikrųjų yra begalės mūsų sąmonės ir pasąmonės sluoksnių, su kuriais reikia dirbti, kad tai įvyktų, kad tai pasikeistų. Aš tai galbūt norėčiau atkreipti labai į du dalykus šioje situacijoje. Aš irgi kaip Rita 100% tikiu, visus ligas galima išgydyti, viską susitvarkyti žmogus gali. Bet susitvarkyti be subtilios energijos, be kūrėjo, tai yra neįmanoma. Be tikėjimo ir bendradarbiavimo su subtiliuoju pasauliu neįmanoma yra. Ir dauguma, aš manau, psichologų dirba pagal knygas, kas yra didžioji, sakyčiau, šitas dalykas jau eis į pabaigą, jau labai daug yra psichologų besidominčių tais dalykais, kada domiesi dvasiniais dalykais, tau atsiveria
prajautimas energinis, tėkmė energinė ir kartais tu gali sąmoningai to nesuvokti, bet ta tėkmė yra. Ir vis tiek mes ateiname iki tam tikro momento, kada mes turime eiti į bendradarbiavimą su kitais žmonėmis. Iki galo giliai sutvarkyti savęs negalima, todėl kad aš ne vienas planetoje gimiau. Neatėjau į tą planetą, kur gyvenu vienas ir galėčiau pats su savimi šitą reikalą susitvarkyti. Į kitą dalyką, į ką norėčiau atkreipti dėmesį. Jeigu aš galvoju ir savo viduje noriu įnirtingai susitvarkyti pats, tai yra ego struktūra. Labai stipriai mane veikianti ego struktūra, kuri veikia dvejopai. Aš pats, todėl, kad aš galiu, aš stiprus ir taip toliau. Aš pats, todėl, kad nenoriu užmesti atsakomybės kitam, neapsunkinti kito. Nu, žodžiu, susimenkinimas kaip didybės manija, tai yra lygiai ta pati ego pusė. Ir šioje situacijoje reikėtų visų pirma labai nuoširdžiai savo įvardinti, kodėl aš nenoriu eiti, ar ne, dar kitur prašyti pagalbos. Man netinka vienas psichologas, gali būti puikus, puikiai dirbantis psichologas, labai daug kam padirbęs, nu mano sąmonė, mano vidui, mano nepriimtinas, aš einu pas kitą, netinka tas, einu pas trečią, pas mane ateina jau tada, kada, ne, pas mus dažniausiai ateina tada, kada jau perėję visus psichologus. Ir mano praktikoje netgi iš depresijos išlipę visiškai 3 žmonės, kuriuos aš žinau, kiti nepasisakė, ne, nebeateina, tai aš galvoju, nu, arba gerai, arba labai blogai. Bet šiuo atveju, kurie išlipę iš sunkios depresijos, atsisakę vaistų, tai pas mane yra 3 žmonės su sunkiom, netgi maniakinė depresija, kurie yra sirgę. Taip kad šiuo atveju jie ieškojo pagalbos ir pripažino savo, kad aš vienas negavus to padaryti. Dažniausiai žmogui reikia, reiškia, eiti į bendradarbiavimą su kitais žmonėmis. Reikia pradėti kurti naujus ryšius, naujus neuronus tam, kad atsilaisvintų jo mazgiukai, kurių yra labai visur daug kur. Taip kad čia aš kiek prie Ritos galiu pridėti, tai tiek. Dalytė, manau, kad tu visada turi ką pridėti. Noriu pasakyti, kad nėra kaltų šitam pasauliu, visi yra nukentėję. Ir kai žmonės užduoda klausimą ir sako, aš turiu labai daug traumų, tai dažniausiai irgi, mes tiesiog dirbam su daug žmonių. Taip yra. Jeigu kas nors pažiūrėtų, pavyzdžiui, ankstesnės transliacijas, kur aš tylėjau todėl, kad aš neturėjau tos praktikos. Dabar kiekviena diena tau duoda istorijas ir tu matai įvairius variantus. Matai, kaip Jolanta sakė, žmonės, kurie išeina iš labai sudėtingų situacijų, matai žmonės, kuriem mažas akmenukas apverčia vežimą, nes jie tiesiog neįdeda valios į tai, neįdeda pastangos išgirsti. Psichologija yra mokslas apie sielą. Išjungėte mano papildomą foninį garsą. Ačiū. Tai va, ir tas, kada tu supranti paradoksą, kuriame mes esame unikalūs, bet mes nesame išskirtiniai, tai yra absoliutus paradoksas. Tai reiškia, aš jau, man atrodo, šiandieną sakiau, kad saulė jinai teka iš rytų ir leidžiasi vakaruose. Ir tai, kodėl mes esam čia, kodėl aš esu čia, todėl, kad aš taip pat turiu labai daug traumų ir savų laikų pradėjau nuo to, kad iš jų kapščiausi. Ir jos niekur nedingo. Tiesiog įgyji įrankius, kad tu gali sakyti, o, tu esi mano trauma, tu esi mano skaudanti dalis, tu esi mano tas ir tas, aš jūs turiu, bet aš jau nebekovoju su jumis ir man nuo jūsų nebeskauda. Tai toj vietoj galima visą tai, ką sakė merginos, tiesiog pabraukti raudonai ir pasakyti, kad okei, man yra blogiausia, aš galiu pasikabinti savo medalį ir tada su tuo medaliu jau eiti paieškoti, kas man tam etape, kol aš suprasiu, kaip tie dalykai vyksta, paduos ranką. Tai yra labai paprasta. Psichologų nekaltinam ir nebaram. Toks buvo mokslas, kuriame nebuvo mokslas apie sielą, kuriame nebuvo sielos. Bet dabar yra tikrai visiškai kitaip. Ir jums gali padėti kiemsargė, kuri pasakys reikalingą frazę, kurią jūs išgirsite ne ausimis. Ir staiga bus, oba, eureka, aš supratau. Vieną frazę. Ir jinai bus geriausias
pagalbininkas jums, bet reikia klausytis. O kol, kad nereikėtų ieškoti kiemsargės, kuri pasakys reikalingą frazę, tiesiog iš tikrųjų susirandi žmogų, kurio pagalba tau tinka, kurio ranka tinkamos formos į tavo delną, susikabini ir paeini į priekį. Ir Rita, ir Jolanta yra tie žmonės, kurie man savo laiku padavė ranką. Ir aš esu jam visą gyvenimą dėkinga, bet dabar aš galiu paduoti ranką kitam. Tai tiesiog va toj vietoj žmogau, kuris klausi, kad aš turiu labai daug traumų, tai tiesiog imk ranką, mano ranką, Jolantos, Ritos, kitą ranką, lipk iš to ir būk tas, kuris pats tą ranką paduoda. Nes iš tikrųjų tik toks ir yra tikslas, vien tik tai tam, kad man būtų gerai, prasmės nėra. Visi mes iš savo traumų lipam tam, kad paskui kitam parodytum. Žiūrėk, va čia yra brasta. Žiūrėk, čia yra tiltas. Aš ėjau, aš žinau. Visaip kitaip neveikia. Tai va, tai man taip matosi tas klausimas ir tas atsakymas. Ir aš galvoju, kad mes jau valandą šnekam ir tikriausiai reikėtų pradėti apvalintis. Kaip jūs manot, merginas? Taip, manau. Tada dar prašyčiau pasakyti, kur mes galime, kur žmonės, kurie mus žiūri ir kuriem reikia mūsų rankos, gali mus rasti, ką mes planuojam, ką mes veikiam, todėl kad pažadai jau kas mėnesį daryti nebegalioja, nors mes be abejo stengsimės, bet mus visada galima rasti kitose erdvėse, tai tiesiog mergaitės pakvieskit, kur jūs galima rasti. Kuri pirma. Na tai gerai, kadangi aš jau prakalbau, tai mane galite rasti Baltojo lotoso ašramo erdvėje, yra skelbiami visi mano kursai, kuriuos aš darau, planuoju, kol kas nėra paskelbto daugiau tolimesnių, yra tiesiog planai, kadangi aš dariau ne taip senai gydomųjų meditacijų kursą, tikrai bus tęstinumas, kurį jaučiu ir gali būti jisai labai jau greitai. Ir be abejo yra daug idėjų dar ir kitokiems planams. Ir aišku, mane galite rasti mano asmeninėje paskyroje Rita Valkytė Mansur. Būna, kad skelbiam ir su Jolanta mūsų, yra naujosios sąmonės erdvėje. Ten ir Jolanta skelbia apie save, taip kad visur mus galite rasti. Tai va, ir lauksiu kiekvieno prisijungiančio. Aš dabar pas mane vyksta seminaras giminės kanalas, šaknis. Mes šiandien turėsim trečią susitikimą, bet jo formatas yra toks, kad norinčius prisijungti visada prašom. Tiesioginis palaikymas, nes įrašus galima peržiūrėti tam specialiai sukurtoje grupėje. Ten yra labai daug geros informacijos, iš tikrųjų ten yra pagrindas informacija, kaip tai veikia pats pasaulis, kaip jame mes ir būtent orientuota viskas į giminės kanalą, nes visi moduliai, visi sunkumai, visi blokai, nesuvokimai ateina iš giminės kanalas ir aš transformavęs savo suvokimą tikrai daug ką galiu paleisti ir pakeisti savo ateitį. Jeigu yra noras, tai rašykite asmeniškai, dar galima iššokti į šitą, nes tai yra 3 savaičių, tai šiandien tik tais 2 savaitė ir mes turėsim šiandien vakare 3 susitikimą. O informacija apie tai yra pas mane grupėje, galima pasižiūrėti apie ką, jeigu tik tais jaučiate atgarsį kažkokį, tai prašom. Aš turiu iš tikro keletą kursų, kuriuos jau ant rugpjūčio, ant rugsėjo kviesiu prisijungti. Tai bus toks formatas, kad nebus tas tiesioginis, bus bendravimas Messenger grupėje, bet yra įrašai, yra sukurtos grupės, kur toje grupėje nusipirkęs žmogus tuos seminarus gali praeiti, imkime, prisijungia, paskelbiu laiką, prisijungia 10, 15, 20 žmonių ir aš įsipareigoju kuruoti juos, vesti, atsakinėti į klausimus ir ten bus galima įrašą jau peržiūrėti. Grupėje įrašas, o bendravimas gaunasi tiesiogiai. Ir tas tiesioginis bendravimas be galo daug duoda suvokimų ir jėgos. Aš suteiksiu tokią galimybę, nors yra daug individualistų, sako, aš grupės nenoriu, aš noriu asmeniškai ir galima įsigyti. Tai taip, kursus, seminarus, kuriuos aš turiu, galima įsigyti. Greitų laikų išeis mano tinklapis, kuriame rasite irgi galimybę įsigyti kursų ir visa informacija vienoje vietoje bus apie mane. Ir dar vienas dalykas, aš pradėjau studijuoti numerologiją, ten moksluose yra
reikiamybė sukurti grupę, kviesiu, labai ribotas kiekis bus žmonių, tą informaciją aš jungiu su savo patirtimi, viskas eina ne tik tais numerologija, bet aš prajaučiu, praskanuoju žmogų ir pateikiu tam tikrą informaciją ir kol yra mokymasis, ta kaina nebus iš tikro didelė, o jau kai baigsiu, tada jau gal ir aš laimėsiu tą milijoną. Kaip sakant, bet tada Visas mergaičių nuorodas aš sukelsiu po įrašu. Įrašas bus YouTube, mes visko pasidalinsim, o mane visada galima rasti ten, kur einame piešti, grupė einam piešti, irgi bus nuoroda, irgi yra kursai, kuriuose mes ne tik mokomės piešti, jau nebeišeina tik mokytis piešti, bet vis dėlto aš dalinuosi praktikom ir patirtim ir taip pat šiuo metu studijuoju emocinės laisvės terapiją, į kurią man taip pat reikės grupės. Taip kad tiesiog stebėkit, nes mokomės mes kartu ir augam ir mokomės ir jungiam visas praktikas ir jungiamės vieni su kitais, nes kas, aš esu tu esi aš. Tai va, buvo smagu labai pasimatyti, ačiū labai merginos ir tikiuosi, kad iki greito. Tikiuosi, kad iki greito. Tai tada sakom viso gero ir ačiū už buvimą kartu.